Ką sveiki kolektyvas, senai matėmės, senai kažką pagaunu, filmuot bandau, bet nepagaunu. Tai atvažiavau ten, kur kažkada senai gaudau, Kauno Mariose, bet jau 100 metų nebuvau. Nežinau, visas pagaudavau, bus dabar kaip bus, žmonių biški ir nemažai, palyginus neblogai žmonių yra. Gal daug kas aišku vėjasi bando, bet visai žmonių yra, bandysim pagauti, stebuklų nedarysim, turime čia pasiėmę Šinkariuko dzikų, Pinkučių kalną, Matyliaus turim pasiėmę, gražaus labai. Valgysim, tik užpild dar vandenukų, reikia nepamirškit Matylių vandenį užpild. Tada mūsų receptukas bus irgi paprastas, visų gerai žinomas šiandien Pendit Brėmės. Čia iš Prancūzijos čempionato serija. Dėsim tada biskvito sukrė, dėsim petriško. Šitų visų po pusę kilo dėsiu ir šiaip galvau dar jėlavą dėsiu, bet manau, kad jėlavą nedėsiu. Padarysiu tokį gan ramų kvapą, manau. Ir turiu šiaip visokio daug aromų visokiausių, turiu šiaip šitas tai bomba yra, braškinis. Bet čia jau, čia yra koncentratas, tai atsargiai su juo, turiu Marą breškės, žodžiu, visokio, čia turiu obuolių, kriaušių, juodųjų serbentų, žodžiu. Bet aš manau, kad aš jauką darysiu ramų, rami dieną, tą ramų jauką padarysim be stiprių kvapų. O jeigu reikės, tiesiog su aroma pažaisim bežvėjojant. Tai tiek, maišom, darom, nešamės į šitą dumblyną, žalias vanduo renkasi. Tai jau pradėkit kokias britkeles nešiotis, kas bijo tos žalumos. Na ir bandysim, žiūrėsim, kas vyksta. Taigi, darom. Nu ką, kolektyvas, oras bjaurus, vėjas stiprus, bet žmonių pilna, bet kliovų nieks nesigiria. O aš sugalvojau tokią nesąmonę padaryti, ko dar prastai nedaryčiau, bet sugalvojau padaryti pirmą nesąmonę. Ir pirmas metimas su kabliuku. Ta mano nesąmonė užtruko apie valandą laiko, bet aš tai padariau ir pirmas metimas su kabliu. Turim karšį. Ne įspūdingas, ne pusantrinis kažkoks, bet pirmas karšys, visur aplinkui liūdna. O ta nesąmonė būtų tokia, labai viskas paprasta, nežinau, ar čia gerai girdisi pardavėjam, bet ta nesąmonė labai paprasta. Sudėsiu daiktus biškį. Viskas prasidėjo to. Atsivežiau jauką, viską, pradžiai buvo planas dėti jėlovą, bet tada pagalvojau, kad toks oras, aš pats kažko tokio oro nenoriu labai įspūdingai daug veikti, ten, nežinau, apsimt kažkokiam stipriom veiklom, o kad žuvis irgi gali tokia būti įnoringesnė. Tai iškart jėlavą sugalvojau išimti. Dėjau brėmės, petriks ir biskvito. Tada galvojau, kadangi dėti jėlavą, tai man labai jau tos kiekis gaunasi mažas, pagal mano planą sugalvota. Tai dėjau po kilogramą petriks ir biskvito ir brėmės kilogramą. Ir ką aš dariau su tuo visų jauku. Pradžiai indelį visą, tas indelis, nežinau kiek čia talpa, koks kilogramas truputį talpa, aš manyčiau. Pradžiai visą tokį indelį be nieko sušėriau, tiesiog jauką, suleidau tašką, tokį indelį jauką, tada indelį suleidau su pusę gal indelio, su gyvais minimaliai, bet tai dziukų išvaliau, ūkę ištryniau, Matyliaus, tokią saujelį ištryniau ūkę ir Pinko. Ir tą dalį aš suleidau viduriniam sluoksnį, kad tašką išplėstų. Pradžiai padariau stalą, tada ant stalo pravlečiau stambiai, smulkiai gyvų, kad rankėtų. Ir ant galo ką padariau, tada jau tikslingai į tašką su šėryklą, į šėryklą malto, bet jau taip smulkiai skystalo tokio dziko malto žiupsnelį ir žiupsnelį karpyto Matyliaus košės. Jos biški kraujo, įlašinę, skelę tarkuotą, bet tai čia tokia visiška košė. Pažiūrėsnelė ir viskas tą visą joršą surinkam ir išveičiame tašką. Taškas nei toli, nei arti, apie 42 metrai, vėjas yra baisus, tai dėl to labai smagu, kad toks taškas artimas. Pirmas metimas, įtempiau valą, iškart bumt, praėjo 5 sekundės ir jau lenkia. Dabar tikrai tikėtis, kad tai nesibaigs. Kad tai tik tai nesibaigtų. Dėsim
mano pamėgtos tribūnos užrodytus ir mano pamėgtus kablius. Ačiū tribūnai už tai labai. Inkariukę tikrai rasit pilną įvairiausių dydžio. O. Jau kibimas, tai oje. Dar vienas karšiukas, datrautas iš žolių. Šiaip ne taip, tik šį kartą sakau, dydis jau nebe tos gražus. Bet kibimo rodė, tai vaikelė. Esmė, kad koks man skirtumas tas dydis. Man jokio skirtumo, man svarbiausia yra šitas kaifas jos traukti. Šitaip aktyviai kimba, meškė atrodė bandė atimti. Gal kažkas jau montriško bus, o čia karšiukas. Ne per didžiausias, bet karšiukas. Jau tas karšius, kuris bent jau smūgį parodė, ne? Anas tikrai buvo džiaugiu didesnis. Kaip kiti sako, ant jau kepams. Ką jūs galvojat, tamsas? Tik užmatau. O nu va. Ir jau gražus dydis, jau kilovyks tikrai čia jau kainuotas. Į ką? Išvėjojam toliau. Tik bėda, kad nutraukau kablį, nenutraukau kablį. Tai va. Bandysim pasakyti žiūryklą. Gaudžiau su tokiu. Jinai nėra maža, tikrai nėra maža. Ne šeriminė, ne pati didžiausia, bet ir tikrai nemažytė. Apmalosim šitą. Pradė, kad pasiteisino. Kibimas suaktyvėjo, tai bandysim tikėtis, kad ir šį kartą kas bus. Bandysim tikėtis. Kas paprasta šiaip. Šiaip pradžiai tai buvo balta pinkutė ir tokie 4 matiliai. Po to pradėjo aktyviau ant raudonos pinkutės ir kokių 4 matilių. Po to kažkaip aprimo, tai pradėjau daryti dzikus ir ten 2 biškių matilių pakroviau. Jau vėl pradėjo buvo kipti normaliai, po to vėl aprimo, tai vėl mažinau porcijas. Taip ir. Esmė beveik visur ta pati, tai arba pinkutė, arba dzikas ir matiliuko 3-4 kokie, o ten jau tą kiekį ir dzika ar pinkutė čia jau dažnai labai ir skiriesnės. Vieną kartą nori didesnę kasnį, kitą kartą mažesnę. Tai tas, kas ten ta pinkutė daug nesiskiria, bet žūrai pasodas skiriasi. Gavas stambė šėryklą, žvejojat ir žiūrit, kad po kažkiek laiko pradėjo jūsų kibimas jau nebe 1 minutę, o 2, po to žiūri jau 3 gal net minutę pradėjo kibimas atsiradinėti. Kad kibimas nedingsta, bet jis vis vėliau atsiranda. Tada pabandykit sumažinti šėryklą. O, iškart. Taip pat žuvis maža. Tik sumažinau šėryklą ir iškart kibimas. Tik jau dydis tai neįdomus tikrai. Aiškiai, į žolę įsėkia, atrodo, kad jau kažkas stambiai traukia. Kaip ir sakiau, iš karto žolę. Ai, čia tai jau visai vaikai pagavau. Čia visai jau vaikai. Neįdomu. Važiuok iš čia. Kada negali būti blogesnių dalykų, tai atsivilko karpiai taškam. Biškį nukreipiau dėmesį, sakau, žiūriu, meškerėse perlinkusi įvažiuoja į tą meškerė kažkur savais reikalais. Tai ką jis gal pakėlė, tai ten viską nieko nebelika, viskas jau nutraukta čia. Nėra ko tikėtis, 0,12 pavadėlis. Jis kur norėjai, ten nuėjo tas karpis. O, kas čia? Ai, vėl karpis buvo. Vėl karpis.
Tai ką kolektyvas, žvejybą baigiam, žuvies pagavom, po jūs pamatysit, parodysiu, papasakosiu, kas kaip įvyko. Trumpai, žodžiu, pradėsiu nuo taško, kadangi buvo aplinkų žmonių, tai turėjau kažkaip išsiskirti. Tai išsiskirimą padariau tom, kad dariau didelį labai tašką, su vieną indelį suleidau tik tai jauko, tą padėdamas grinai stalą didelį, tada suleidau pusę indelio su gyvais, bet taip ne per daugiausiai, reikia tokį stalą padariau ir nemažai iš tikrųjų purčiau šėryklo viduriniam sluoksniui. Čia apie 6 metrų, tai purčiau maždaug 3-4 metrų gilyje, išpurtydavo šėryklas, kad taip prasiplėstų biškį ir gal net šiek tiek leistų žuvį žemyn nuo viršaus. Nes kol šėriausi, mačiau ne vieną išėjimo karščio viršų, dėl to galvau jį nusodinsiu. Tai kibimai prasidėjo nuo pirmo metimo. Pirmas metimas, 30 sekundžių žuvis buvo. Antras metimas, dar labai rit, bet žolėse daug praradau žuvies. Žodžiu, kibimai kaip ir nesiliovė, buvo apstoję, nes buvo atėję karpiai. Karpiai man nutraukė pavadėlius, tas be šansų, man buvo tiesiog be šansų buvo. Tai man biškį išbaidė tašką, išbaidė didelę žuvį. Tai šiek tiek biškį tuo metu buvo toks nesklandumas, bet kibimai šiaip po to visumoje buvo visą laiką. Pradžiai kibimai buvo labai ankstyvi, po to pradėjo biškį labiau jau tolėt, ten kas antrą minutę, kas trečią minutę kibimas, tada pasimažinau šėryklą. Per dvigubą mažesnę padariau šėryklą ir kibimas vėl susinormalizavo. Kitas dalykas, nusivalykit žolės, nepatingėkit, nevaliau žolių, tai žolėse palikau kokį 15 žuvų ir dar nemažai trukdė pasikirst žuviai, nes buvo žolės užglūsios valą. Tai čia kokį praradau bent jau kokius 6 kg, tai minimum žuvies per žolės, nes dydžiai buvo tokie, buvo stambesni, bet šiaip dauguma praradau mažesnę žuvį, bet buvo ir stambios. Tai nuo 6 kg į viršų praradau per žolės. Tai netikėkit pasivalyti. Toliau kas liečia kablius, tai labai daug visko išbandžiau, labai daug nesąmonių buvo su kabliais. Ištraukit 3-4 žuvis, viskas, tas kabliais nieko nekirta. Dėkit tokią kablį. Tai žodžiu, žaidimai, pakeičiau 20 kablių, kuris geriausias buvo, nežinau. Geriausias visai gal buvo Gamakatsu 1.14 dydžio. Toks nieko norėjau 12, bet neturėjau, tai 10 buvo pasibaigę pas mane. Tada antras pagal gerumą, tai man visai patiko flagmano. Su tokia ruda juostelė, dabar tiksliai neprisimenu to flagmano kabliukai, visai nieko patiko, kurie irgi gan nemažai man pakirto žuvies. Ir galiausiai dar išbandžiau foodo kabliukus, kuriuos aš nežinau, nuo kada turiu, nieko nenaudojau. Ant pačio galo man negražiai susigaudė su juo. Esmė, žuvies daug. Kimba, viską ką padabinėjau, tai dzikas, karpytas ir matylius. Ko turėkit, būtinai turėkit dziko. Turėjau pusę litro dziko ir man buvo tikrai per mažai. Per 2 valandas aš naudojau pusę litro dziko. Kai pasibaigė dzikas, pasibaigė stambi žuvis. Iškart pasibaigė. Bandžiau karpyti pinką, matylių, kukurūzą, bet jau nebebuvo tas pats, o stambi žuvis kaip išė, taip išė. Tai turėkit kukurūzą, bet kiekvieną dieną viskas būna skirtingai, bet kukurūzą, dziko. Vis tiek kiekvieną dieną viskas kitaip būna. Bet nereikia užtikrinti tą vieną, aišku, visko pasitaiko. Bet dzikas čia buvo šiandien tas, kas gelbėjo. Atstumas kem 2 metrai, braukiam žviriukas. Nuo žviriuko 2-3 metrai traukiau, ten mano taškas. Ir ką dar čia jums pasakyti, jauką matė, tai čia labai lengvas buvo brėmė, biskvitas sukrė ir TTX-as. Viskas, 3 priedai, daugiau nieko, nebėjo, jokių kvapų, nieko absoliučiai. Ir viskas buvo labai gerai. Tikrai gerai, aplink kaimynai mačiau, kaip ir stebuklų negaudė, tad manau viską čia puikiai sudirbo. Tai sveriam, šių pradžių parodom, nufotografuojam, pasveriam ir važiuoja dagų žuvis atgal. O mes važiuojam namo, pradžiai kalną dar užlipt reikės. Gerai, žiūrim, ką parodom, ką pagavom. Pagavom šį bei tą. Dydžių nėra ko girtis, aišku, bet kiekis gan neblogas. Nežinau, ar čia visko matot, bet kiekis tikrai nemažas, dydžių vairių. Žodžiu, viskas super. Atraktyvas viskas, žuvį parodžiau, žuvį leidžiam atgal. Ir viskas, iki sekančių kartų susitiksim, tikiuosi jau prie stambesnių karšių, gal dar kažkur kitur. Tai tiek, iki susitikimų, iki kitų kartų ir gero kliovų jums. Viso.